Sveiki visi, kas prisijungė šį vakarą ir mes kartu su Egle Neverauskienė, psichologė, psichoterapeutė, podiplominių studijų lektorė ir supervizorė ir mano sūnaus žmona. Taip, bet jinai čia ne dėl to, kad mano marti, bet yra dėl to, kad eilę metų jau labai stipriai dirba priklausomybių srityje ir jos darbai yra vainikuoti tuo, kad yra kviečiama vesti įvairius mokymus ir dėsto podiplominės studijose ir turi daug pasiekimų dirbdama praktiškai savo klinikinį darbą su priklausomais žmonėm, jų artimaisiais ir šitoj srity labai labai specializuojasi. Tai pasisveikinam tada, Egle. Labas vakaras. Tai ir mes šiandien kalbėsim apie priklausomų žmonių artimuosius, tai yra, kitai žodžiai sakant, apie šitos ligos dalyvius, o net kartais žmonės gali užpykti, bet kartais ir bendraautorius. Taip irgi būna ir bandysim pateikti informacijos, kuri padėtų šitiem žmonėm ne tik patiem gyventi geresnį gyvenimą, bet ir padėti savo sergančiam artimajam. Taigi, kodėl tu pasirinkai, Egle, šitą temą? Taip? Aš šią temą pasirinkau, nes iš tikrųjų priklausomybė yra toks sutrikimas, kuris kelia žalą ne tik pačiam asmeniui, kuris turi priklausomybę, bet yra didelė žala ir jo aplinkai ir santykiams su kitais žmonėmis bei patiem artimiem žmonėm kyla žala. Ir statistiškai, vidutiniškai apskaičiuota yra, kad jeigu žmogus turi priklausomybę, tai kažkokias tai pasekmes jaus nuo 4 iki 5 jo artimųjų žmonių. Labiausiai, aišku, jaučia šeimos nariai, bet gali ir šiek tiek tolimesni, galbūt ne su tokiais giminingais ryšiais, netokių giminingų ryšių turintis asmenys irgi paveikti tą žmogaus priklausomybę. Ir truputėlį šita tokia tema ir tie patys artimieji yra tokia grupė žmonių, kur dažnai būna tokiam šešėlį ir poraštėse. Lyg ir jeigu vyksta gydymo procesas, tai didžiausias dėmesys yra skiriamas tam priklausomybę turinčiam asmeniui, nors iš tikrųjų patys artimieji irgi patiria daug sunkumų ir gyvenimo eigoje patiria žalą psichiniai ir somatiniai sveikatai. Tai būtent dėl šių priežasčių pasirinkau šią temą kalbėti ir galbūt reikėtų šią temą kalbėti daugiau, nes jeigu yra stipresnis ir kuo sveikesnis artimasis, tuo bus didesnė įtaka tam priklausomybę turinčiam asmeniui motyvuotis kreiptis pagalbos arba keisti savo elgesį kažkokiais tai būdais. Ir iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, šeimos narys, jis tampa, darysim vaikas, jis tampa priklausomas, tai mes be savęs labai ten kaltinimo, bet turėtumėm pripažinti, kad ir mūsų indėlio yra čia, taip? Ir ar ne? Taip, aš pritariu, visada bus, jeigu, pavyzdžiui, yra vaikas, nes kai priklausomybė vystosi, tai didžiausia įtaka daro ankstyvos patirtys. Ankstyvas patirtis duoda artimiausi šeimos nariai ir dažniausiai yra tėvai. Bet esmė yra, kad tada tėvai dažnai renkasi savęs kaltinimo strategiją. Lyg ir jeigu aš save kaltinsiu, kad tam vaikui, padariau kažkokią tai žalą, nedaviau tam tikrų įgūdžių, pavyzdžiui, atsispyrimo, atsisakymo, gebėjimo kitais būdais tvarkyti su savo emociniam būsenom ar spręsti kylančias problemas, tai tada eina į savęs kaltinimą, savęs tokį teisimą ir tas kaltinimas savęs kaip taisyklė veda į pasiaukojantį elgesį. Aš dabar kompensuosiu ir duosiu jam viską, jį gelbėsiu, trauksiu,
iš įvairiausių situacijų užstosiu prieš kitus, kad tik tai ten darbo kokio netektų, ar tai neišmestų iš mokyklos, vien tik tai iš kaltės. Bet vienam poliui yra kaltė ir jinai nėra palanki tam artimam, nepaisant to, kad yra kažkiek atsakomybės dėl priklausomybės išsivystymo, bet kitam poliui kaltės yra atsakomybės prisiėmimas, kuris yra sveikas ir labai svarbus. Tai tėvams svarbu prisimti atsakomybę, kai buvo, ir tada prisimti atsakomybę už savo elgesį. Tai yra lyg ir kabutėse netraumuot vaiko toliau, o pradėti su juo elgtis palankiais būdais, kurie paskatintų kreiptis pagalbos ir tvarkytis su priklausomybė. Jo, tai savęs kaltinimas iš viso, jeigu taip pažiūrėti į savęs kaltinimą, tai jisai veikia destruktyviai, o jeigu veikia destruktyviai, tai atima jėgas arba atima galias ir tada mum yra mažiau galių ir mažiau jėgų susitvarkyti su tais iššūkiais. Tai vietoj to, kad save kaltinti, galim save suprasti, pripažinti tą faktą ir tada prisimti atsakomybę už tai, kas vyksta dabar ir kas vyks. Ir su tam tikrų dalesim galim apgailestavimu, bet ne kaltinimu, prisiminti tą praeitį ir iš praeities pasimokyti. Taip? Nes bandymas save kaltinti už tai, kad praeitį jisai nieko nekuria, jis nukreipia mūsų energiją į tą praeitį, vietoj to, kad jie kreiptų į dabartį ir į ateitį. Tai kaip mokėjom, taip šokom, vienu žodžiu, kaip mokėjom, taip šokom. Ir šiuo metu gali mokyti šokti geriau, ar ne? Bet mes šnekėjom apie vaikus, bet gali būti partneriai, sutuoktiniai, gali būti tėvai, gali būti broliai, seserys, irgi greičiausiai, tu kai daug dirbi šitoje srityje, irgi matai, kad yra tuose liguistuose santykiuose, kopriklausomybėje ir taip toliau. Tai gal truputį išvardink, kokias neigiamas patirtis arba kokią žalą gauna žmonės, kurie turi labai artimą tokį disfunkcinį ryšį su priklausomu žmogum. Tai čia ir tyrimų duomenys, ką rodo ir iš praktiko, kas matosi, tai yra patiria lėtinį stresą nuolatinį, lėtinį stresą ir nuolatinę įtampą. Tai reiškia, kad įsijungia toks hiperbodrumas ir artimasis dažniausiai būna laukimo režime tokiam. Laukiu, kada prasidės, kada vėl kartosis kažkoks tai vartojimo ciklas, nes dažniausiai kreipiasi dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo. Tai tas laukimas ir būdravimas, stebėjimas kiekvieno artimo, to priklausomybę turinčio žmogaus krustelėjimo, kažkokio nuotaikos pasikeitimo, kažkokių tai modelių, tokių elgesių atsikartojimų, tai tas labai išsekina ir sukelia lėtinį stresą ir nuolatinę įtampą. Tada yra aiškiai stebima, kad vystosi nerimo sutrikimai ir depresija. Čia labai jau aiškiai išskirta. Tada atsiranda ta tokia kontrolės iliuzija, kad lyg ir galiu sukontroliuoti ir kuo daugiau kontroliuosiu tą asmenį, tuo ir kuo dar daugiau bandysiu, tai man pavyks pakeisti, pavyks tą žmogų ištraukti iš šitos problemos ir viską sutvarkyti. Bet ir čia ir gaunasi, kad kontrolės iliuzija, nes iš tikrųjų tai nieko neina sukontroliuoti. Priklausomybė taip neveikia, kad mes galim sukontroliuoti kito žmogaus impulsus veikti. Ir kalbėjome apie kaltę. Kaltė plus gėda dažnai vyrauja ir jungiasi. Ta kaltę jungia ir gėda, kad galėjau padaryti geriau. Tokie įsitikinimai ir kad nesu toks geras artimas žmogus, nes man nepavyksta padėti, nepavyksta sutvarkyti to priklausomybę turinčio asmenio. Kitas dalykas, kas dar įvyksta, tai savistigmatizavimas. Tai reiškia, vyksta taip, kad labai dažnai artimieji aplamai aplinkoje ir visuomenėje yra stigmatizuojami
ir išskiriami kaip kažkokie antrarūšiai žmonės ir dažnai girdime kažkokius atsiliepimus, nu, va, ta moteriškė, tai vargšelė, va, jos vyras tai ten geria, tai jinai jau kažkokia prastesnė, iš tai viskas labai sudėtinga, reikia jos gailėti, ar tai net nebendrauti galbūt su ją. Ir esmė, kad iš išorės stigmatizavimas pereina į vidų ir artimieji linkę paskui save jau taip stigmatizuoti ir iš vidaus apie save taip galvoti ir save taip matyti. Ir iš tikrųjų net, vat, jūs ir paminėjote apie tą kopriklausomybės terminą, kuris yra labai gražiai paaiškina, ne kaip viskas vyksta, bet šiai dienai šiek tiek šitą terminą žmonės į kairę ir į dešinę mėto ar naudoja. Ir tada gaunasi, kad tas kopriklausomybės terminas pereina į vidų ir žmogus save stigmatizuoja ir mato save kaip kopriklausomą. Ir mes žinom iš kognityvinės ir elgesio terapijos, jeigu aš savo užsiklijuoju etiketę kažkokią, tai šiuo atveju kopriklausomybės, tai būtent aš net nesąmoningai pradedu elgtis iš tos etiketės. Ne? Tai pradeda įtakoti mano elgesį, tai aš esu vargšelis, aš aukoju savo poreikius, aš nieko negaliu pakeisti, nieko negaliu padaryti, tik tai tas žmogus gali visą, nežinau, šeimą išgelbėti ir pakeisti. Tai tas savistigmatizavimas ir aiškiai matomas nervų sistemos visas perdegimas, tai emocinis išsekimas, miego sutrikimai, nerimas, ir somatiniai kai kuriem žmonėms simptomai išsivysto, tai yra tam tikros ligos, nes mūsų organizmas vis dėlto susijęs tiek somatiniai sveikata su psichikos sveikata. Ir aišku, stebima žala bendrai gyvenimo kokybei. Matoma, kad per laiką artimieji pradeda atsitraukti nuo savo interesų, tai reiškia, kažkokios tai hobius visiškai apleidžia, susiaurėja bendravimas, socialinis ratas, nes sunku pasisakyti, kas vyksta, nenori sakyti, kas vyksta šeimoje ir tada dažnai vardina, kad neturiu daugiau tada apie ką kalbėti. Ir plus, kai būna su kitais žmonėmis ar tai kitose veiklose, tai visada įvardina, kad ateina nerimas ir mintys kažin kaip ten namuose ir tada jau geriau pasirenka laiką leisti namuose, kad tik tai galėtų stebėti tą priklausomybę turintį asmenį ir lyg ir iliuzijoje bandyti sukontroliuoti. Tai tikrai didelė ta žala psichikos sveikatai. Bet ir norisi pabrėžti, kad ne pati priklausomybė kaip faktas kelia sunkumus ir sutrikimus tiem artimiesiems. Tai čia svarbiausias turbūt aspektas būtų. Nes dažnai žmonės, kurie ateina ir kreipiasi pagalbos, įvardina, kad tai kai tas žmogus išsigydys savo priklausomybę arba tiesiog nustos gert, kas nėra tik tai, pavyzdžiui, priklausomybės išgyjimas, nustojimas daryti to veiksmo, tada lyg ir viskas pasikeis ir mano gyvenimas pasikeis, ir mūsų santykiai pasikeis ir lyg ir tada jau galėsiu gyventi, galėsiu vaikus prižiūrėti, galėsiu turėti hobių, galėsiu ramiai dirbti ir, nežinau, stiprinti savo gyvenimo kokybę. Bet kol yra šitaip, tai nieko negaliu padaryti. Bet iš tikrųjų tai yra klaidinga, tai yra kiti aspektai, kurie sukelia tuos sutrikimus ir padaro žalą psichikos sveikatai. Tai čia kaip įžeidinėjimus, kaip apie žeminimą, įžeidimus ir visą kitą, ne kito žmogaus veiksmai tai sukelia, bet mūsų reakcija į tos žmogaus veiksmus. Tai čia faktas. Ir ta mūsų reakcija, jeigu jinai yra teisinga, tai ne tik tai mums padeda, bet ir padeda tam žmogui, kuris patiria iššūkių. Tai jokia priklausomybė neatsiranda taip savo. Jokia priklausomybė neatsiranda dėl vienos priežasties. Visos priklausomybės yra labai kompleksinės ligos, aš sakyčiau, net ir psichologinės, ir socialinės, ir biologinės, ir taip toliau, nes mes žinom, kad pavyzdžiui, biologija irgi labai didelę reikšmę turi, tai čia visi tą, žinau, kad vienas dalesim vartoja alkoholio ten
10 kartų daugiau negu kitas, o kitas tapo priklausomas daug greičiau. Tai visko būna. Tai kaip galima padėti, visų pirma, gal įvardinkim visus šiuolaikinės